Sveiki draugai, aš Aurimas Avantiūristas ir šiandien tęsime kelionę Gumbalkan ralyje. Taigi, pradėjome dieną, šiandien yra prieš paskutinioji ralio diena, esame Jūrmaloje, pasimsim vieną taškelį ir kilsime aukštyn link Kolkos ir paskui link Liepajos, tai bandysime šiandien ją pasiekti. Tokia lengvesnė diena, visą savaitę važiavome ganėtinai greitai, turime ganėtinai daug laiko, taigi galime sau leisti šiandien važiuoti šiek tiek ramiau, paturistauti, tai gan ilgai miegojom. Dabar jau gal 10 ar 11 valandų, tai žodžiu, šiandien tokia labiau poilsinė diena. Einame, aplankysime Apžvalgos bokštą ir keliausime į kitas vietas, kurias jums parodysiu. Taigi, keliaujam. Galit drąsiai apsilankyti. Va, Kai paskutinės dienas jau darosi didesnis sambrūzdis kitų ekipažų, tai smagu pamatyti tuos, kurių nematėm visą savaitę, tai labai įdomu. O, matau, čia jau Giedrius lipa į viršų. Blemą, nespėjau kameros paduoti, teks pačiam lip. Kas sugalvoja tokius laiptus? Aikštelė. Lietuvinė dalis, lietuvinė langą. Hi. Turim vaizdą. It's cold? Dar vienas taškelis, Kemeri pažintinis takas, einantis per pelkę, labai įspūdingas kraštovaizdis, labai gražiai viskas atrodo. Aišku, gyvūnijos čia nėra, gylio daug ir daug va tokių dalykėlių. Reikia būti atsargiam, bet tikrai verta. Važiuojame prie Irbinės radiolokatoriaus ir pravažiuojant yra buvęs karinis miestelis. Daugybė apleistų 5-aukščių pastatų, žinoma, daugelis jau visiškai nugriauti, kai kurie dar šiek tiek išlikę. Visiškai tušti viduje, demontuoti, bet atrodo tikrai įspūdingai, toks pripetės vaizdelis. Įdomus objektas. Dabar bandome nusigauti iki pačios antenos. Sutikom ir va, patekusi su pėda. A little bit problem. Įdomi smėlio dėžė šalia pačios Irbinės radiolokacijos antenos. Privažiavom tik iš kitos pusės, žinau, kad ten galima ir į vidų patekti, bet mūsų taškas atvedė mus iš nugaros. Įspūdingas statinys jau senai. Norėjau čia atvažiuoti, tikrai ne iš vienų lūpų girdėjau, kad tai labai įdomi vieta. Tai iš tikrųjų atrodo įspūdingai. Ir tiek pats apleistas karinis miestelis, tiek pati Irbinės antena tašką užskaito.
Vaikinai turi fantaziją su visiškai standartinė mašina, su plikom padangom šauti į smėlynus ir tikėtis, kas pravažiuos. Ryškiai pirmokai. Sakai, reikia parodyti, kaip reikia, ne? Važiuosim iš kartavės. Blemba, man reikia tik nuleis padangai. Atvykome dar vieną taškelį įvėjoti į Ventspilį. Labai gražus miestas su labai daug karvyčių. Ir laivų. Na, pasiruošęs kujytės pamakštynį. Aš jau pasiruošęs. Gražus Kulduvai yra miestelis. Žodžiu. Nu, Aurimai, porą žodžių interviu apie šiandien dieną, einančią link pabaigos. Labai džiaugiuosi dėl to, kad jinai eina link pabaigos, nes šiandien tokia sudėtinga ta diena mums gavais. Bet bent jau nekarštas, dar galim gyventi. Tiko porą taškelių ir bus Finiše. Taigi mes jau ir kitoje dienoje, vakar po paskutinio objekto mus užpuolė lietus, tai teko keisti planą, pasiėmėme žbutėlį, jau nieko nebefilmavom, važiavom ilsėtis, o šiandien atvykom į dar vieną objektą, tai pakrantėje daugybė įtvirtinimų, labai gražus objektas. Šiandien turime dar tik kelis taškus likusius ir viskas, keliaujam į finišo arką. Oras nelabai lepina, tai bandom dar pasimėgauti likusiamis dienomis. Finišo arką ir jau neužilgo mūsų ekspedicija baigsis. O jūs pasigražėkite vaizdais. Daugybė įtvirtinimų. Šimtais jų čia visa pakrantė eina. Labai įspūdingai viskas atrodo. Čia vienas įspūdingesnių, toks visas didelis betono kompleksas, tiesiog apverstas, pakeltas. Įspūdingai atrodo, įdomu, kokia istorija, ir jie gavę atakų karo metu, ar jos nuplaus į jūrą, ar kažkas kitaip juos čia paženklino. Išlikęs netgi šaudymo pabūklo stovas, likutis. Čia tokia masė betono, tokia masė statinių komplekso, ir jie yra netgi per keletą vietų išsidėstę. Dabar esame vienam, po to mačiau yra taškelis dar iki kito pavažiuoti. Na, čia rimti reikalai. Ir tas visas miestelis, kurį mes pravažiuojame, atvykstam čia, matosi karinis padalinys, visi seni pastatai išdėstyti kaip statybos karo metu. Tai toksai vienas įdomesnių ir didesnių kompleksų. Yes. Как смогу шпалать.
O, čia gerai atrodo, čia tunelis. Atvykome prie kitų įtvirtinimo, tai šie yra šiek tiek geriau įsilaikę. Dar matosi, nėra visiškai nuplauti, tai taip viena linija ir eina gal koksai 10-15 įtvirtinimų ir vidury jų buvusių patrankų atsišaudimo vietos. Labai įspūdingai atrodo. Čia galėčiau turbūt visą savaitę naršyti jūs. Aišku, būklė jau nėra pati geriausia, bet labai gerai atrodo. Labai gražu. Laiptų likučiai. Panašu, dar turėjo būti vieni pastatai, kurie jau yra įkritę, kai kurie jau yra nuplauti. Kabantis balkonas virš nieko. Pabandom nueiti, gal nes nugriusim kartu. O gal čia nebus praėjimų. Gerai. Žinoma, reikia nepamiršti. Tai jie tikrai nėra pats saugiausias, reikia žiūrėti tiek po kojom, tiek į priekį, tiek į viršų. Ypatingai būnant viduje, būnant visos įvairios armatūros, kiek tokie reikaliukai. Tai pasimėgauti šitais objektais, bet nepamiršti ir saugumo. O, einam į balkoną. O, nulūžęs gabalas. Bet iš tikrųjų pagalvojus, kiek daugybės resursų reikėjo išlaikyti ir pastatyti tokius objektus. Čia negailėta nei betono, nei armatūrų, nei kitų reikalų. Buvo ypatingai tvirti, netam žinia, bet gamta, jūra padaro savo slaptą pakrantę. Šiandien jau drąsiau, šiandien jau nesušliūniam, šiandien jau su pats. Tai jau galiu sauliais. Štai, matosi visas krantas. Tvirtinimo linija, ten toliau jau kai kurie yra vandenyje, pabandysime iki jų nueiti. Labai rekomenduoja, būnant prie Liepojos, užsukti. Tai yra nemokama vieta, tai yra ne viena serija tuščių įtvirtinimų. Matykit, bet būkit saugus. O čia įdomesnis vaizdas, tai įtvirtinimai jau vandenyje skalaujami. Aš arčiau matau ten kai kurie netgi su langais, su durim, arkom išlikusiais visai kažkai atrodo. Bet žmonių nors ir darbo dieną čia tikrai netrūksta. Pilna kemperių, prašalaičių. Tai vadinasi labai paklausus objektas. Jeigu jūra būtų ramesnė, turbūt būtų realu į vieną iš jų netgi ir nueiti. Bet dabar, kai dar toks oras, tai nėra per daugiausia troškimo ten šlapins. Greitas iššokimas dar ekstra taškelis, karostas, kalėjimas. 2 kilometrai iki finišo. Tik be puslyčių prašyčiau. Jau matom. Stenkimės. Jau matom. Stenkimės. Turim. Įvyko dar vienas Gumbalkanas. Labai gerai. Labai gera savaitė, labai daug emocijų. Super. Kokios belia kokios, žinai. Kiti finišavę dalyviai irgi klijuojas finišo lipdukus. You made it! Daug nuotikių, bet it's be very, very nice race. Čia dar ir tokį žvėriuką atvarė. Prasilenkiant prieš tai važiuoja, įspūdingas sutvėrimas. Taigi buvo ir tokių nutikimų, kad likus 7 km iki finišo, kai kurie automobiliai nefinišavo. So, what happened for you? Where's your car? 4,000 miles in an old Golf, £650, €300. It got worse and worse. Yeah. The steering, the suspension, squeaking, banging.
tyres down to just the wire, nothing left. Yeah. And 5 miles to the finish, it broke. 5 miles after 4,000. You know, Shit's happened. but Shit happens, yeah. next year we're coming back. Yeah. Stronger bearings, stronger bushes, stronger car, stronger team. Cheers. Cheers. Thank you. Cheers. Patys jie yra iš Anglijos, tai nėra jokių problemų. Suras pirmadienį, kas sutvarkys mašiną, sugalvos, kaip grįžti namo ir visai neapsikrauna dėl to. Į finišą jos tiesiog atvežė, nusimetė lagaminus, tai beprotiškai. You made it! Štai tokie automobiliukai atkeliavo Europą, pasiekė Latviją, Jūrmalą. Žinoma, tai dar tik maža dalis mašinų, kurios vis dar non-stop važiuoja, šiandien turi iki 6 valandos važiuoti. Tai čia atrodo ganėtinai automobiliai, bet buvo ir štai tokių egzempliorių. Arba va tokių nuostabus automobiliai. Nuostabios emocijos ir tas džiaugsmas visų finiše. Turbūt galėtų sėsti ir dar kartą dar vieną ratą pravažiuoti. Visi dalyviai grįžta visokiais būdais. Yeah! Kažkam vasara. Pasieksi? Pavyko. Na tai ką, Giedriau, savaitė nuotykių baigėsi. Kaip tai jautiesi, kaip tu vertinti tą savaitę? Poilsis. Jo, poilsis. Daug Ir lovos, tik tai savaitės pabaigoje, visą savaitę palapinėse, kempinguose. Įdomi. Bet labai greitai. Reiktų dar kokią savaitę prasuk, tada jau būtų gerai, ne? Jo, ta prasme, čia biškai galėtų Sudėtingiau. daugiau su kalbom paprasčiau šitoj vietoj. Jo. Daugelis čekų nešneka angliškai. Tai norisi, atrodo, su visais pašnekėti, tai nešneka. Šiaip jo, čia fainai. Viskas buvo gerai. Su ko nesušnekėm, čekiškai sušnekėm gestų kalboje, vis tiek suprato. Jo, vis tiek radom kompromisų, kaip pabendrauti. Buvo gera savaitė. Kol grįž visi dalyviai ir prasidės finalinis koncertas, dar sugalvojom ant molo. Iš pradžių buvo nieko, bet dabar jau Giedrius Girdžius sako, kad neberizikuos. Čia jau tampa hardu. Įdomu, kodėl čia gal vomitas koks, pažiūrėkit, kaip atrodo. Koks būčiau trasis? Čia jau toks visai. Da. Čia kaip ir baigs. Įmanoma. Dabar kai tą pusę užlyt reikės. Čia kažko bet pasitėlybės. Ok, varom atgal. Nesinori paskutinį vakarą su šlap triusiku čia. Ладно, kalvos. Jo. Oh, it's party inside! Dar vienas puikus egzempliorius, toks pat Peugeot kaip mūsų, žinoma, su skirtingom modifikacijom. Skirtingai širdim, bet you made it. Tai netikėtai buvo sutikta ir dar viena lietuvė. Papasakok trumpai, prašau, kaip jūs čia atsiradote ir kaip sužinojote apie šitą ralį? Sužinojau apie šitą ralį, man atrodo, kad mačiau kažkieno mašiną apklijuotą Gumbaltano lipdukais ir taip ir atsiradom, tiesiog sugalvom, kad reikia dalyvauti. Bet jūs patys gyveno Čekijoje, ne? Taip. Ai, tai jums gerai, viskas tai vieta, tik dabar grįžti namo biškį užtruks. Užtruks, bet aplankysim Lietuvą, šeimą visus, tai manau bus... Viskas į vieną krūvą. Viskas į vieną, ir šeimos lankymas ir atostogos. Tai girdėjau, šiek tiek nuotykių turėjot, ar ne, visą šitą ralio metu? Tik 2 nuotykiai. Tokie lengvi, ne, be jokių mašinų dalių keitimų, bet ratą reikėjo pasikeisti, nes visiškai susprogo padanga ir į griovį biškį buvom nuslydę. Tai
nematėt, o buvom stumėtės, ne kaip nors? Ne, nu, mano draugas, jisai sako, čia labai gera atkarpa, aš sako, dar, kad man reikia pervažiuoti, sako, apsisuksiu čia. Nu ir aišku, apsisuko taip, kad ratais įgrovė, tai. Nu, ačiū. Matot, turim daug gerų emocijų, patinka visų tautų žmonėms šitas renginys, tai tikimės, kad dar daugiau lietuvių pritrauksime ir kitais metais. Turim ir įdomesnių variantų, grįžo nesenai apvirtis ekipažas, likus gal 20 km iki finišo, virto, bet grįžo. Visi ovacijom pasitinka. Kągi, draugai, manau, čia mūsų nuotykius ir baigsime. Dalyviai vis dar važiuoja pro finišo arką, renkasi į mūsų nakvynės vietą, zoną. Čia laukia ir didelis vakarėlis, o aš su jumis atsisveikinu. Malonu, kad jūs su mumis kartu keliavote ir tikiu, kad jau greitai susitiksime kitose avantiūrose. Iki, draugai. Beje, norėčiau paminėti, kad turėsime kelių mėnesių atostogas, tai turbūt, kai baigsim rodyti jums šias Balkanų serijas, pailsėsime ir susitiksime jau rudenį. Taigi, iki susitikimo.